Sveiki visi, su jumis sveikinuosi Šantanas ir šiandieną mes turime dar vieną iššūkį. Prie manęs yra prisijungę Robis, Martinis ir Rimkus. Ir šiandien yra ne šiaip sau šitos pirštinės ir ne šiaip sau šitas fortas pastatytas. Šiandien Rimkau, mums turėsi visų pirma pravesti pamokėlę trim, kaip reikia šiaip boksuotis, kokios yra taisyklės ir po to paaiškinsiu visas kitas taisyklės šito iššūkio. Kas svarbiausia, pavyzdžiui? Manau, šiame iššūkyje svarbiausia iš visų kovos menų, pavyzdžiui, kickboksą, ir bet va, svarbiausias vienintelis smūgis, kuris būtų čia dualus, tai būtų apatinis, manau, pats svarbiausias ir žodžiu, kablys. Kablys tai būna ir kablį ir vadina kartais ir šoliniai ir gražu. Ir ką žinau, manau, kad va, galim tada pabandyti, va, ateikit tada. Jo, kad pamatytumėte mano kojas, tai va, visas smūgio jėga bus iš kojų, kūno svoris, kūno centras bus, jeigu, pavyzdžiui, dešinės mušim, tai šiek tiek persivirs ant kairės pusės, užsitaisysime ir iš visų jėgų rausime, atrodo, įsivaizduokit lyg akmenį kokį, ne? Už tavęs esančią žoliapjovę užkurtą. BAM! BAM! Toks jau turi būti. Jūs, jeigu, pavyzdžiui, matytumėt priešininką, jūsų tikslas būtų iš apačios į viršų ir toks lyg jūs norėtumėte, kad jo galva nuskristų iki Dievo pasisveikinti. Mirktel Dievui. BUM! Bum, bum. Kas nori pirmas gauti? Žiūrėjau, Martinė. Aš pirmą iššūkį. Gerai, tai supratau, visa esmė yra kaip žoliapėje. Pries makro. Pries makro. Biškį. Sulenkim per... Man. Ir iš apačios viršų. Galime varžybas registruoti. Gerai, pamokėlė pravesta. Dabar žodžiu, mūsų iššūkis ir bus šiandieną, kad mes turėsime dušyti viens kitą. Jėga! Mes dabar išsimesime burtus ir kiekvienas iš tikrųjų lysime po apačią. Mes turėsime išsirinkti iš šitų trijų skilučių. Mes po vieną turėsim dėti galvą irgi išsirinkti. Ir arba mums pasiseks, arba mums nepasiseks. Pasiruošę visi? Arba pasiseks, nes vis tiek, žinai, kaip pasakysiu, kai prasileisi, toks geras apsvaigimo jausmas. Tu iš vis nemotyvuoji. Aš jau nebenoriu. Aš tai laukiu. Gerai, žiūrėk, metam burtus, tai dabar jūs dviese, mes dviese, kuris laimi, tada irgi metam. Let's go. Vaskyčiai. Ok, dabar jūs, kas laimė? Kas laimė? Jo, kas laimė. Tas eina žemyn? Tas eina žemyn. Pradžiau. Einu savo tik ne. Seni, bijau realiai. Manęs tai tu nebijau, tu vadinau. Gerai, žiūrėk, aš galiu būti tas pirmasis, kuris dėsiu galvą. Tai tu lys po apačią. That's what she said. Išsirinkai? Jo, išsirinkau. Eik tu kaip baisu. Gerai. Oh my god. Yes, eik tu la. Eik tu la. Tu dabar padarai klaidą. Aš klaidai. Nu davai, seni, pasiruošęs. Davai. Patapai. Smagu. Va dabar tai laikykis. Jie pasakykit, kada jis lys. Nu, Jonsi, stop. Į ką? Du taškai, bleva, gerai. Dirbau čia dabar. Ble, aš tai nenoriu pirmo tada. Gerai, ar jūs esat pasiruošę? Rimkau, išsirink skylę. Išsirinkau. Išsirinkai skylę. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj pakomentuoti. Kaip manot, kokią jėgą dabar Rimkus panaudos? Robiui. Nu, na. Gerai, Robi. Rimkau, jeigu ką, Robis dabar. Gerai. Gerai. Vienas, du. Oi!
Eik tu, na. Mačiau formulės. Dabar galvoju, kaip čia, žinai. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Man net rankos drebas. Žiūrėk, kaip į smegenų mankštą. Kur, Nu, Jonis, gal aš, man vėl viskas. Ne, jis jau pasiruošė. Atsiprašau, tokį kvėpimą. Sorry. Tu jau ready? Rimau. Aha. Kada galiu? Dabar jau galiu. Jos, bet jisai taip, žinai. Seni, aš čia pridėjęs galvą, girdžiu jo alsavimą. Tai dabar? Kas ten iš jūsų trečias kaip ir? Nori du ar aš važiuoju? Nu, davai, varyk. Jo, na, čia kaip į kokį kitą laidą. Gerai, aš pirmas. Nu, aš pasiruošęs. Tau. Wow, šitą jaučiau. Senis žvėris. Vama, šitą jaučiau. Gerai, dantis subarškėjo. Jau. Su visa dėžė ten išeisi. Pasikūręs. Nu gerai, pasiruošęs? O aš visada. Jau aš ir tikėjausi gauti, tikrai. Viskas, vaikai. Labai smagiai. O dabar tai jūs laikykitės. Dabar už visas nuobaudas. Stengiausi būti geras. O ne? Aš galiu pirmas tada. Nu davai. Pasiruošė, šauk. Nu, varyk. Nu, davai, Antanai. O į ką įkaliau? Gerai. Specialiai pastraikau kraujo spalvą. Bet šiaip blogas jausmas, kaip pataikai. Atsiprašau, nesusivaldžiau. Tu čia su burna? Jo. Būna. Žodžiu, kadangi mes dabar padarėm pirmąjį raundą ir mūsų taškai yra su Robiu lygus, neturim laimėtojo. Todėl mes važiuojam dar kartą visą raundą. Rimkus turi 1 tašką, Jonsa turi 1 tašką ir mes po 2. Pasižiūrėsim antram raunde, galbūt išsiaiškinsim, kuris yra nugalėtas. Antras raundas ir Robis eina pirmutinis vėl po dėžė. Let's go. Davai. Jūs vėl lygių jų nebūtų. Kiekvieną kartą kuošiku. Vėl aš jam pataikiau. Geras, smagu. Smagu. Nesmagu visai, nesmagu. Yra. Negirdžiu, kur jie. Jau pasiruošęs galiu. Nu, davai. Vis. 1, 2. Eik tu na! Eik tu na! Da, kaip jisai lupa, ble. Eik tu na! Eik tu na! Kokį jisai šauna! Seni, va dabar aš drebu, ble. Kai prašauna, tada jaučiu ir ne taip būdavo. Kas dabar? Aš. Jėga! Žmonės mėgsta, kai superherojai krenta. Jau ką? Nu ką? Po veidrodėlių gal ir ne dar, bet Antanui dėjau kaput.
Seniai duom biškį vandens, atsisuko galvo. Aš irgi noriu dabar. Pasiruošęs Robis. Jau net aš biškį. Seniai, tu nebūk agresyvus. Pasirinkęs jaunai. Pliutas rimtai ten Seniai, rimtai užsivedęs, nu. tam fortė. Aš galima čia ir liks, man čia patinka. Eik tu, na. Žemiau viskį. Tu, dar man galvo. Vašal jūs, na. Čia išėjus galėjau. Kur diržas, nu? Tai dar paskutinės, ne? Antras ruošas. Jau galiu. Atsistojo greitai. Reikėjo šauti. Žvėris. Duoju, Tanai, tau arba du pataikyti, arba nei vieną. Ja, palauk, aš kaip ir apie savo pastoju. Jau. Trečiasis raundas, nes vis dar yra mum su Robiu po lygiai taškų, 4-4 ir jūs turit, aš nežinau kiek. Po du, manos. Po du. Mes neskaičiuojam. Ja, neskaičiuoju. Mes čia dėl linksmumo. Ir mes nusprendėm, kad dabar tiesiog mes dviese lendam ir kuris vienas iš mūsų kažkuriam pataikysim, tas ir laimės. Gerai, pasiruošęs. Robis apačioj, aš viršui, kaip man ir patinka. Au! Jauska. Sorry, sen. Čiam. Pasiruošęs su sen, ne? Jau galiu. Lemba! Norėjau, dar norėjau eiti. Nice. Robis laimėjo nugalėtojas šiandienos. Tiksliausia. Šaunuolis. Atspėjau viską. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš, Antanas, Rimkus, Jonse ir Robis ir mes tarėme labai ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi, kad irgi taip pat pažvengėt, nes mes pasidaužėm ir dabar galvos svaigsta. Labai smagiai praleidau. Ačiū labai, nekartokite to namie ir iki.